Labas, esu Raminta, kineziterapeutė ir paruošiau jums mankštą, kuri išjudintų visus jūsų kūno sąnarius. Tai tikiuosi, kad laikas neprabėgs, nuotaika bus puiki, tiek atliekant pratimus, tiek po. Sėkmės ir jeigu kiltų klausimų, drąsiai rašykite komentaruose. Šiandieną pradėsime mankštelę nuo stuburo lenkimo pratimo. Tai atliksime kaklo, krūtininės stuburo dalies ir juosmens suapvalinimą. Pasieksime rankomis pėdutes ir slankstelis po slankstelio grįšime atgal į viršų. Ir vėl apvalinsime savo kaklą, krūtinę, nugarą, leisimės žemyn ir palengva grįšim atgal. Dar kartą suapvalinsim savo nugarą ir iš juosmens per krūtinę stuburo dalį, per kaklą grįžtam atgal. Ir vėl į kamuoliuką. Leidžiamės žemyn ir grįžtam atgal. Ir išsitiesiam. Sekantis pratimas taip pat bus atliekamas nugaros lenkimas žemyn, slankstelis po slankstelio ir išsiritimas tarsi bangelė į viršų. Su įkvėpimu leidžiuosi žemyn ir su iškvėpimu kylu į viršų. Ir paskutinį kartą leidžiuosi žemyn. Šiek tiek prajudinam kaklą į vieną pusę, į kitą pusę ir nepamirškite atsigerti vandens. Ir sugrįžtame ant kilimėlio į trečią pratimą, kuris apims kaklo rotaciją puslankiu. Tai reiškia, kad sukam galvą link vieno peties ir grįžtam link kito peties. Ir keliaujam į ketvirtą pratimą, kai atliekame pilną kaklo apsisukimą nuo vieno peties iki priešingo. Jeigu pratimo metu jaučiate diskomfortą ar yra nemalonu aplošti galvą atgal, pratimo nedarykite. Gerai, pramankštinome kaklą, dabar galime keliauti žemiau ir pramankštinti pečių juostą. Tai atliksime dešinės rankos sukimąsi atgal, 8 kartus vienai rankai. Ir keičiame į kitą ranką, sukame ratais atgal. Pratimas numeris 6, rankų suvedimas už nugaros. Rankas suvedame abi iš apačios už nugaros taip, kad nesiliestų rankos ties nugarą. Ir keičiame padėtį, keliame rankas į viršų ir leidžiame žemyn. Nugarą išlaikome tiesą, pilvo presa įtempta, kaklas tiesus, visas kūnas tiesus ir juda tik tais rankos taip, kad neliestų nugaros. Pratimas numeris 7, rankų suvedimas už nugaros, keičiant rankas. Rankos taip pat palaiko atstumą nuo nugaros, stengiamės jos neliesti, kūno ašis tiesi, pilvas įtemptas ir dirbame. Paskutinį kartą suvedame rankas už nugaros ir atsipalaiduojame.
Ir sekančiam pratimui jums reikės gumos, bet jeigu gumos neturite, jums tinka bet koks audinys, kuris yra šiek tiek tampresnis, tai gali būti jūsų tympos, gali būti galbūt pėdkelnių medžiaga, kažkokia tampri maikutė, kurią tiesiog suimsite už nugaros. Pabandykite atliekant pratimą neliesti savo nugaros, palaikyti atstumą nuo nugaros ir laikyti įtampą gumoje, kad visą laiką jaustumėt, jog yra šiek tiek sudėtinga kelti ranką į viršų ir ją traukti žemyn. Ir savo kūno ašį išlaikome tiesą. Pratimo metu laikome pilvo presą įtemptą, kad nugara nekompensuotų jūsų judesių. Apkeičiame rankas vietomis. Rankomis palaikome atstumą nuo nugaros ir kaip matote, guma yra visą laiką įtampoje, tiek keliant į viršų, tiek leidžiant žemyn. Paskutinis kartas gumą galime persikelti į priekį. 9 pratimo metu gumą suimsime maždaug klubų plotyje ir kelsime rankas už galvos. Jeigu pavyksta, keliame rankas žemyn už nugaros link sėdmenų. Jeigu nepavyksta, keliate tiek, kiek jūsų kūnas leidžia. Ir jeigu yra labai sudėtinga, gumą pasiimkite šiek tiek plačiau. Su įkvėpimu kylame į viršų ir su iškvėpimu grįžtame atgal į priekį. Su įkvėpimu kylame į viršų ir su iškvėpimu grįžtame atgal. Atlikdami judesį išlaikome nugarą tiesę, neišsiriečiame. Pratimas įstrižai vieną ranką kylu į viršų ir įstrižai vieną ranką grįžtu atgal. Viena ranka inicijuoja judesį, veda ranką už nugaros, kita ranka inicijuoja judesį, veda rankas į priekį. Įkvėpimas, kai rankos viršuje ir iškvėpimas, kai leidžiu žemyn. Įkvėpiu ir iškvėpiu. Ir paskutinis kartas sugrįžtame, gumą metame į šoną ir keliaujame ant 4. Nusileisime ant dilbių, atsiremsime ant alkūnių, delnais paliesime savo pečių juostą ir atliksime krūtinės stuburo dalies mobilumo pratimą. Tai reiškia, kad spausime savo krūtinę žemyn link kelių ir sėdmenis tarsi stumsime atgal. Kai leidžiame krūtinę žemyn, įkvepiame oro ir kai grįžtame, iškvepiam. Leidžiame žemyn su įkvėpimu ir grįžtame su iškvėpimu. Ir paskutinį kartą leidžiu krūtinę žemyn, kylu į viršų ir nuleidžiu delną žemyn. Atsistoju ant delnų
ant pėdučių kelius išsikeliu į viršų ir dubenį iškeliu į viršų. Vieną kelį lenkiu link krūtinės, kitą kelį lenkiu link krūtinės ir šiek tiek pasivaikštu. Ir keliauju į sekantį pratimą, atsistoju į lentą ir iškeliu sėdmenis į viršų, išsitempiu. Atsistoju į lentą, iškvepiu orą, kylu į viršų, įkvepiu. Iškvepiu lentoje ir įkvepiu, kai dubuo viršuje. Paskutinį kartą grįžtu į lentutę, leidžiu savo kelius ant žemės, atsisėdu ant kulniukų ir intuityviai pramankštinu savo kaklą, tai jūs irgi galite pasižiūrėti, kur norisi šiek tiek prajudinti savo kūną. Atsigerkime šiek tiek vandens, bet ne per daug ir keliaukime į padėtį ant 4. Atsistosime ant pėdučių, kelius iškelsim į viršų ir vieną kelį trauksim link krūtinės, kitą kelį trauksim prie krūtinės ir taip pakaitomis vis pritraukiu kelienį. Nugarą laikome tiesą, pilvą įtemptą, kaklas žiūri žemyn, neužriestas. Paskutinį kartą pritraukiu koją, nuleidžiu kelius žemyn ir atsisėdu, kai viena koja sulenkta priekyje, kita ištiesta šone. Ir atliksime stuburo lenkimąsi į ištiestą koją. Įkvepiam oro, kai lenkiamės ir iškvepiam oro, kai grįžtam. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir paskutinį kartą lenkiuosi į šoną, su iškvėpimu grįžtu ir apkeičiu kojas vietomis. Priešingą ranką ištiestai kojai keliu į viršų, lenkiuosi, įkvepiu, grįžtu su iškvepiu. Ranka kyla, noriu pasiekti pėdutę, grįžtu su iškvepimu. Įkvepiu oro, atidarau šonkaulių lanką ir su iškvėpimu grįžtu.
paskutinį kartą su įkvėpimu lenkiuosi ir su iškvėpimu grįžtu. Sekantis pratimas atliekamas sėdint plačiomis kojomis sulenktomis per kelį, rankos už nugaros ir mes norime nuleisti savo abudu kelius ant kilimėlio. Tarsi norėčiau paliesti savo keliais žemę, bet išlaikau juosmenį tiesų ir atlieku tokią rotaciją tik tais iš klubo sąnario, stengiantis juosmenį kūną išlaikyti tiesų. Pratimo metu kūnas šiek tiek slinksis į priekį, tai nebijokite sugrįžti atgal. Ir paskutinį kartą lenkiam į vieną pusę kelius, lenkiam į kitą pusę kelius ir pasiliekame pasisukę į dešinėje pusę, taip kad dešinė koja būtų priekyje sulenkta 90 laipsnių kampu ir galinė koja sulenkta gale 90 laipsnių kampu. Tokioje padėtyje išlieka mūsų kūnas tiesus ir mes keliame savo dešinę koją į viršų. Bandome pakelti savo pėdutę kartu su kelieniu į viršų. Rankos remiasi kumščiais, delnais, pirštais, kaip jums patogu. Dabar priekinė koja ilsisi, galinė koja keliu į viršų. Reiškia, mano kelienis kyla į viršų ir aš su kūnu šiek tiek sukuosi link savo šlaunies, taip kad mano alkūnė kontaktuotų su šlaunimi. Šiek tiek priliečiu su alkūno šlaunį ir grįžtu. Minimali stuburo rotacija, kai kelienį keliu į viršų. Ir keliausime į kitą pusę, tai savo kojas atsargiai ištiesime, šiek tiek galima jas atpalaiduoti ir suksimės į kitą šoną, kai būsite pasiruošę. Ir dabar pasiruoškime kelti savo kairėje koją į viršų, tai įsipatoginkime, atsiremkime delnais arba kumštukais, taip kaip patogu į kilimėlį. Ir stengiamės kelti į viršų nuo kulniuko, link kelienio, iškelti visą koją į viršų. Ir dabar pasiruošime atidaryti kelienį į viršų. Tai keliame kelį į viršų ir leidžiame jį žemyn ant kilimėlio. Su pakilimu kelio į viršų darom iškvėpimą ir kai grįžtam atgal darom įkvėpimą. Ir paskutinį kartą kelienį pakėlus į viršų, pasiploju savo ir atsargiai ištiesiu abi kojas, šiek tiek prasijudinu. Tikiuosi, kad jaučiatės gerai, treniruotės nebedaug liko, tai atsistojam atsargiai, atsigeriam vandenuko ir pasiruošiam sekančiam pratimui. Sekančiam pratimui horizontaliai atsisėsime ant kilimėlio. Dabar priekinę koją sulenksime daugiau negu 90 laipsnių, tai reiškia kampas daug mažesnis. Ir dabar keliu savo dubinį į viršų ir leidžiu žemyn.
Su iškvėpimu kylu į viršų ir leidžiu žemyn. Kai iškvėpiu, kylu į viršų, suspaudžiu sėdmenis ir kai grįžtu atgal, su įkvėpimu atsipalaiduoju. Kaip matote, treniruotės vedėja jau sušilo, tai tikiuosi, kad šilta ir jums visiems, kurie prisijungia pasportuoti. Jauskime, ar nėra kūne diskomforto ir jokiais būdais neatlikime pratimų, jeigu tai sukelia skausmą. Keliaukime į kitą pusę, sulenkime kojas, pasižiūrėkime, kad būtų patogu. Rankas sunerkime priešais save ir atlikime dubens kėlimą su iškvėpimu, kai kylame į viršų ir su įkvėpimu, kai leidžiame žemyn. Kai kylame į viršų, dubenį užfiksuojame, sėdmenis suspaudžiame ir kai leidžiame žemyn, atsipalaiduojame. Ir paskutinį kartą įtempiam sėdmenis, grįžtam atgal ir palengva grąžinam kojas priešais save, šiek tiek galim pasukioti klubus į vieną pusę, į kitą pusę. Sekančiam pratimui keliausime vertikaliai kilimėlio, kojas laikysime sulenktas, rankos bus už sėdmenų, delnais žiūrėsime į kulniukus. Atliksime dubens kėlimą su iškvėpimu ir leisime žemyn. Smakrą spausime link krūtinkaulio, kad išlaikyti kaklų stabilų. Ir kelsim sėdmenis į viršų, įtempdami sėdmenis ir leisime žemyn. Kylame viršų, iškvepiam orą, leidžiam žemyn, įkvepiam. Smakrą prilaikom. Su kiekvienu pakilimu suspaudžiam sėdmenis. Iškvepiu, įkvepiu. Ir paskutinį kartą keliam į viršų. Nusileidę žemyn, atsipalaiduojam, šiek tiek prajudinam savo kūną ir keliaujam į sekantį pratimą. Šis pratimas vadinasi lenta. Tai atsistosime ant 4, atsiremsime ant dilbių, ištiesime kojas, atsiremsime nuo alkūnių ir pėdučių, įtempsime pilvo presą, įtempsime sėdmenis, suspausime vieną su kitu ir pastovėsime tokioje padėtyje. Tai judesys tarsi norėtume pritraukti savo kaktikaulį link krūtinkaulio, bet tuo pačiu mes laikome įtempę ir savo sėdmenis, bandome suspausti vieną su kitu, tarsi jie pasibučiuotų. Tai laikome tokias stipriausias ir aktyviausias 2 įtampas sėdmenyse ir pilvo prese. Be abejo, kvėpuojam pratimo metu, taip kaip gaunasi, taip kaip patogu. Kas dar nori laikyti ilgiau, galite laikyti. Ir kas jau jaučiasi, kad nebegali, tai taip pat lengvai išsiražo savo kūną, kaip katinas. Sekančiam pratimui dešinę koją statysime į priekį, dubenį leisim žemyn ir kelį lenksime į priekį. Kulnas turėtų neatkilti, išlikti prispaustas prie kilimėlio.
Kai dubenį keliame į viršų, darom įkvėpimą. Kai dubenį leidžiam žemyn, darom iškvėpimą. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir paskutinį kartą keliaujam į priekį, grįžtam atgal, išlietą koją grąžinam, apkeičiam kitą ir vėl važiuojam į priekį. Jaučiam, kaip juda čiurnos sąnarys, jaučiam, kiek lenkiasi kelis, stebim savo kirkšnį, kiek klubas leidžia judesio atlikti. Stengiamės išlaikyti kūno tiesą, kaklo neužriesti. Ir paskutinį kartą į priekį, atgal, paleidžiam koją ir atsistoję ant 4, leidžiam sėdmenis žemyn ant kulniukų, rankų pirščiukais stiebiamės į priekį, kiek įmanoma labiau ir tokiu būdu išsitempiam, atsipalaiduojam. Pabuvę tempime tiesiai, su rankomis keliaujame į dešinį šoną, išsitempiame kairį šonkaulių flanką, pabūnam tokioj padėty. Ir iš tokios padėties keliaujame palengva į kairę pusę, ištempiam dešinį šonkaulių lanką. Palengva atsistojame ant 4, atsigulsime ant nugaros ir keliausime į atsipalaidavimo būseną. Eisime kvėpuoti, tai atsigulkite ant nugaros patogiai, ar kojomis ištiestomis, ar sulenktomis, pasižiūrėkite, kaip jums patogu, kad neskaudėtų nugaros gulint. Ir vieną ranką užsidėkite ant pilvo, o kitą ant krūtinės. Kvėpsime per 4 sekundės ir iškvėpsime per 8. Kvėpavimo metu jauskite, kaip išsipučia jūsų pilvas ir atsipalaiduoja. Ir įsipatoginę šioje padėtyje užmerkite akis ir giliai kelis kartus savo ritmu įkvėpkite orą ir iškvėpkite orą. Kai įkvėpėte oro, įsivaizduokite, kaip įkvėpėte naują, šviežią, švarų deguonį,
Ir su kiekvienu iškvėpimu jūs iškvėpėte visą seną, kas nebereikalinga, ir paleidžiate viską iš savo kūno. Ir dabar kartu su mano vedimu atlikime įkvėpimą per 4 sekundės. 1, 2, 3, 4 ir iškvėpkime per 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvėpkime. 1, 2, 3, 4 ir iškvėpkime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvėpkime. Iškvėpkime orą. Įkvėpkime orą. Ir iškvėpkime, paleiskime viską, kas susikaupia ir nereikalinga. Įkvėpiu naujo, šviežaus, švaraus oro į savo kūną. Iškvėpime. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Ir tęskite kvėpavimą taip, kaip jums patogu. Būkite savo kūne. Mintimis nebėkite niekur. Jauskite kiekvieną įkvėpimą į jūsų kūną. Ir jauskite kiekvieną iškvėpimą. Būkite savo kūne, pojūčiuose. Ir kvėpuokite taip, kaip kūnui norisi. Ir po truputėlį galite busti, pajudinti savo kojas, pėdas, rankas, pečius. Jausti savo kūną, liesti save, jausti, kaip kūnui norisi būti. Man norėjosi pritraukti kelius prie krūtinės, šiek tiek pasiūbuoti, bet jums nebūtina taip daryti. Labiau žiūrėkite, kaip jums norisi. Ir kai būsite pasiruošę, palengva per šoną galite atsisėsti ant kilimėlio, padėkoti savo už tai, kad skyrėte laiko, pasportavote, o aš dėkoju jums prisijungusiems kartu su manimi pasportuoti.